Sveiki, aš esu High Mountains kelionių vadovas Vilius. Šiandien jums trumpai noriu papasakoti apie nuostabų Prancūzijos kurortą Val Thorensą, kitaip žinoma kaip Trys slėniai. Skrisime iš Vilniaus oro uosto į Grenoblio oro uostą. Su registruotu ir sportiniu bagažu keliausime autobusu į Val Thorensą. Kelionė užtruks panašiai apie 3 valandas. Atvyksime į Kašmyro apartamentus. Apartamentai yra skin in, skin out tipo. Vakare jūs galėsite pailsėti pirtyje arba saunoje. Trys slėniai yra gavę kelis metus iš eilės kaip geriausio kurorto titulą ir taip pat jis yra vienas didžiausių kurortų pasaulyje, sudarantis 600 km trasų – juodų, raudonų, mėlynų, žalių ir taip pat daug off-pisto. Ir visą šitą jungia su Korčeveliu, Meribeliu ir Val Thorensu. Val Thorensas yra įsikūręs 2,300 km aukštyje, tai saulės ir sniego tikrai bus sočiai. Miestelio infrastruktūra labai gerai įkurta. 5 minučių nuo viešbučio prasiėjus mes papuolam į Val Thorenso centrą, kuriame rasite daug visokių barų, restoranų, kavinių, sporto klubą, naktinių klubų, baseinas, bowlingas ir vidury savaitės organizuojamas Val Thorenso mūgė, kurioje rasite visokių skanumynų, suvenyrų, daug vyno. Vidury savaitės aš visada organizuoju, kai jūs visi apšilsite, turą po 3 slėnius ir mes keliausime po gražiausias ir aukščiausias 3 slėnių vietas. Būtinai aplankysime Korčevelio žinomą oro uostą, jis yra vienas pavojingiausių oro uostų pasaulyje. Vėliau po visko mes čiuošime atgal namo ir būtinai aplankysime vieną geriausių Europoje aperski barų Le Folie Douce barą, kuriame galėsite patripsėti ant stalų. Taip pat siūlau tokias pramogas kaip sniego motociklai arba parasparniai. Kviečiu visus prisijungti į Val Thorenso kelionę, aplankyti visus 3 slėnius ir susitiksim ant kalno. Iki.